Šviesūs ir lengvi lyg išsipildžiusi svajonė. Tokie šio ryto jaukus namai. Pasibelskime ten kartu su kolege Ieva Žigaitė. Pirmosios kalėdos naujuose namuose visuomet ypatingos. Naujame šviesiame būste gyvenanti jauna energinga šeima čia kuria tikrai šventinę nuotaiką, prie kurios nemažai prisideda ir įspūdingos pusnis čia pat už lango. Vilniuje įsikūrę sutuoktiniai norėjo lengvų ir šviesių namų, o jų interjerą kūrusi dizainerė Šarūnė Degutytė Šaltenė čia pridėjo ir jaunatviško gyvybingumo atspalvių, pasirinkdama modernius, tačiau anaiptol nešaltus, o greičiau jaukius sprendimus. Čia norėjusi, kad būtų parinktos medžiagos visos šiltos, dėrėtų tarpusavyje, kad būtų jauku ir iš to modernaus, šiuolaikiško stiliaus padaryti jaukius, šiltus, lengvus tokius, bet gyvybę tokius pulsuojančius namus. 104 kvadratinių metrų būste buvo suplanuoti 3 kambariai, tačiau šeimininkams pageidaujant dizainerė suprojektavo 4. Vietoj numatytos virtuvės atsirado nedidelis, bet šviesus darbo kambarys, o nemaža virtuvė įrengta svetainės zonoje, kurioje blizgi balta plokštuma susilieja su visuma ir net neišduoda buitiškumo įprastomis plytelėmis. Vietoj jų dizainerė parinko vientis akmens masės stalviršį. Valgomojo stalo vietą kol kas užėmusi puošni šventinė eglutė, o įprastai šeima pusryčiauja grožėdamasi įspūdingų gamtos vaizdų pro langą. Nuo gyvenamosios erdvės koridoriumi kiek atskirta miegamųjų zona. Šeimininkų miegamasis nedidukas, šviesus ir romantiškas su originaliais interjero akcentais. Vietoj standartinio sprendimo įrengti prie lovų šviestuvus, aš sugalvojau, kad galima juos padaryti visai kitoks. Todėl pradžiai susiradome dekoruojantį tapetą, vėliau darėme porėmius, traukėme tuo tapetu, ieškojome meistrų, kas padarys elektros instaliacijas, montuos visas lemputes. Ir gavosi toks kaip meno kūrinys ant sienos, kuris ne tik gražus, bet tuo pačiu yra ir funkcionalus, skleidžiantis šviesą, galima paskaityti vakare ir jis atrodo vėlgi toks lengvas, jaukus ir šiltas. Šiuose namuose augančiai beveik 4 metų mergaitė įkurta žaismingas, vaikystės pasaką primenantis kambarys. Akcentu tapo širdelių motyvų tapetu dekoruota siena, parinkta galvojant ir apie tai, kas būtų miela mažai gyventojai gerokai paaugus. Šiuose namuose yra 2 vonios, ši vonia yra skirta daugiau šeimininkam ir prie miegamojo zonų esantiem kambariam, o antroji vonia tai yra daugiau svečiams skirta. Išlieka švelnus spalvinis koloritas, kad neužgauštų, kad būtų lengva, kad būtų taip elegantiška. Šeima šiuose namuose gyvena nuo rudens pradžios, o dizainerė gali pasidžiaugti puikiu bendro darbo rezultatu ir dėl suteikto pasitikėjimo, ir dėl neabejingumo savo erdvei. Kol jie gyveno vis dar kito ir dar vis bendraudavom vienokiais klausimais, kitokiais dekoracijų klausimais ir panašiai, sakė, kad čia nieko. Sakė, kad jauku ir visą laiką norisi grįžti namo. Tai yra svarbiausia. Gerą rytą. Seimo